Manėte, pamatę plūduriuojančią išmatą Baltijos jūroje išvydote šlykščiausią vaizdą gyvenime? Na, neįsipatoginkite, nes šiandien aptarsime labiausiai užterštas ir sušiukšlintas šalis pasaulyje. Prieš pradedant nepamirškite ant šio video paspausti patinka mygtuko ir prenumeruoti mano kanalą. O dabar pradėkime. 2018 buvo paskelbta, kad 14 iš 15 labiausiai užterštų pasaulio miestų yra Indijoje. Nors šie rodikliai kasmet kinta, situacija šalyje praktiškai nesikeičia. Indijoje gyvena daugiausiai žmonių pasaulyje, todėl šalies suvartojimas itin didelis. Neprisideda ir jų gyvenimo būdas. Daug miestų yra tarsi šiukšlynai. Gyventojai šiukšles meta į gatves, pro langą ir į griovius. Dėl antrarūšių transporto priemonių čia sudeginama neįtikėtinai daug degalų. Gamyklos į aplinką išleidžia daug neapdorotų cheminių atliekų. Statybų sektorius taip pat reguliuojamas vangiai. Nereikalingais daiktais, šiukšlėmis ar žemdirbystės atliekomis indai atsikrato juos degindami. Šiukšlėmis užteršta gamta, vidaus vandenys, taip pat nemažai jų patenka ir į vandenyną. Nuo itin didelio kiekio toksinų vandenyse ant vandens paviršiaus kartais susidaro pavojingos toksiškos putos. Nuo oro taršos sukeltų ligų kasmet ten miršta daugiau nei 2 Lietuvos, 7 milijonai gyventojų. Nors valdžia bando įvesti įvairius ribojimus, nusistovėjusi tvarka kinta labai lėtai. Naudojama daug vienkartinio plastiko. Apie taršą gyventojai apskritai mažai ką supranta, o verslininkai ir gamyklų vadovai ieško pačių pigiausių būdų vykdyti savo veiklas. Dar viena taršos milžinė yra Kinija. Prie to žinoma prisideda ir antra vieta pagal žmonių skaičių pasaulyje. Bet didžiausias to faktorius žinoma yra milžiniška eksporto rinka. Šalyje yra tiek fabrikų, kiek Lietuvoje yra gyventojų, apie 2,8 milijonus gamyklų, kurios aprūpina visą pasaulį. Kinijos valdžia taršą bando mažinti, pavyzdžiui, įvedė plastiko ribojimus, kas ženkliai sumažino plastiko atliekų kiekį. Tačiau kai tokie mastai, taršos valdymas yra tik parodomasis. Gausiai teršiamas ir Kinijos dirvožemis. Derliuje randama gyvsidabrio, švino, vario, nikelio, chromo ir cinko, kurie itin kenkia žmogaus sveikatai ir metabolizmui. Bet manoma, kad pati agrikultūra aplinką teršia daug daugiau nei minėti fabrikai. Dirvožemiui jie naudoja pesticidus, cheminės trąšas, netinkamai atsikrato gyvulinėmis atliekomis, dėl to į aplinką patenka itin daug metano ir amoniako. Dėl perteklinio vandens naudojimo užteršti ir vandens telkiniai. Trečia pagal gyventojų skaičių pasaulio šalis taip pat išsiskiria savo pertekliniu naudojimu bei tarša. Tai Jungtinės Amerikos valstijos. Tai daugelį metų daugiausiai plastiko išmetanti valstybė pasaulyje. Plastiko jie išmeta virš 10 kartų daugiau nei perdirba. Nors dalis tų atliekų nugula lokaliuose sąvartynuose, Jungtinės Amerikos valstijos ir tokios šalys kaip Kanada ir Didžioji Britanija yra žinomas dėl savo plastiko atliekų eksporto į Azijos šalis, kur už atlygį atliekos išgabenamas, tačiau į tai, kas su jomis nutinka, žiūrima pro pirštus. Dažnai amerikiečių atliekas Azijos šalys sunaikina aplinkai nesaugiu ir žalingu būdu. Taršos rodiklių, sąrašų ir statistikų yra be galo daug ir visi jie rodo skirtingas šalis, tačiau šiandien jums pasakoju apie tas, kurios tuose sąrašuose yra jau ilgus metus. Viena jų yra Bangladešas. Bangladešas užterštas dėl kietojo kuro deginimo, nevaržomų pramonės nuotekų ir žemės ūkio taršos. Sunku rasti neužterštą upę ar ežerą, oro kokybė čia labai prasta, o dirvožemis nualintas ir su ilgalaikė žala. Didelė dalis gyventojų serga su tarša susijusiamis ligomis. Dėl namuose deginamo kietojo kuro, prastos higienos, užteršto oro ir geriamojo vandens ir švino bei kitų chemikalų bei toksinų suvartojimo. Net jei kažkokiu būdu nuspręstumėte čia keliauti, ten jums pagelbėtų šio epizodo rėmėjas Seily, su kuriuo galite turėti ryšį, kad ir kur gyvenimas jūs nublokštų. Daugiau jokių SIM kortelių keitinėjimų, ieškojimų kokį čia vietinį operatorių pasirinkti ar milžiniškų paslėptų sąskaitų. Tiesiog parsisiųskite programėlę, aktyvuokite norimą planą ir jūs jau ant ryšio. Nesvarbu, poilsiaujate, dirbate per atstumą ar išvykote kitais reikalais. Su Seily galite likti prisijungę net virš 100 pasaulio šalių.
Greitu metu išskrendi į užsienį, parsisiųsk seilį iš anksto, o su mano kodu dar ir gausi 15% nuolaidą. Nuorodą rasi šio video aprašyme. Ačiū šio epizodo rėmėjui, o dabar galime grįžti į epizodą. Indijos kaimynai Pakistanas laikosi ne ką geriau. Pakistaniečiai kvėpuoja lauke deginamų plastikų ir šiukšlėmis, industrinėmis atliekomis ir dideliu kiekiu sieros dioksido, azoto oksidų ir kitais cheminiais junginiais. Pakistaniečiai dažnai serga per užterštą vandenį plintančiomis ligomis, pavyzdžiui, cholera ar vidurių šiltinė. Dėl taršos itin sudėtinga išgyventi vaikams, kurių kūnai negali atlaikyti didelio kiekio toksinų. Pramonė gauti energijai neretai degina padangas ir gumas, o ūkininkai vietoje laukų paruošimo naujam derliui tiesiog juos padega. Augmenijos šalyje taip pat mažėja, augant gyventojų skaičiui plečiamos gyvenvietės. Pavyzdžiui, antras pagal dydį Pakistano miestas Lahore iškirto 70% visų savo medžių, kad galėtų išplėsti miestą ir pristatyti pastatų. Skelbiama, kad beveik 20% visų mirčių Tadžikistane yra dėl taršos padarytos žalos. Milžiniška tarša čia yra dėl prasto chemikalų ir atliekų tvarkymo. Taip pat šalis yra priklausoma nuo anglies gavybos ir cemento gamybos. Pramonės atliekos į upes suteka nevalytos. Užterštas ne tik oras, upės ir dirvožemės, bet ir požeminiai vandenys. Pasenę ir prastai sutvarkyti fabrikai, ypatingai aliuminio gamybos, į atmosferą skleidžia sieros dioksidą ir sunkiuosius metalus. Didžiausia populiacija turinti Afrikos valstybė Nigerija taip pat kenčia nuo didelės oro, šviesos ir vandens taršos. Didelės to priežastys yra itin netvarkingos transporto priemonės, industrinės emisijos ir kone prie kiekvieno namo pastatyti seni dideli dyzelio elektros generatoriai. Jiems naudojamas prastos kokybės ir pasenęs kuras, skleidžiantis itin didelę taršą. Dėl blogos infrastruktūros ir prasto išsivystymo šalis nesugeba gyventojams užtikrinti pastovaus elektros tiekimo. Lygiai ta pati problema esti ir kitose Afrikos šalyse, tik jų populiacija daug mažesnė, todėl ir tokių įrenginių jiems tenka mažiau. Taip pat Nigerijoje klesti nelegalus atsikratymas atliekomis bei jų deginimas. Korumpuotai valdžiai tai neatrodo didelė problema, todėl jos sprendimų neatsiranda. Jiems atrodo, kad tai yra moderniųjų laikų ir industrializacijos kaina. Pietų Sudanas taršą kenčia šiek tiek dėl kitų priežasčių. Apie 80% šalies biudžetą sudaro pajamos gautos iš degalų. Naftos industrija po savimi palieka šimtus atvirų atliekų duobių, per kurias į vandenis ir dirvožemį patenka toksinai, chemikalai ir tokie metalai kaip arsenas, manganas ir gyvsidabris. Dėl šios taršos populiacijoje plinta ligos, išsigimimai, nėščiųjų persileidimai ir nevaisingumo problema. Neprisideda ir tai, kad 80% gyventojų gyvena žemiau skurdo ribos. Korumpuota, visiškai nekompetentinga, valdyti nemokanti, pinigus švaistanti, žemo intelekto valdžia nesugeba išspręsti pagrindinių Pietų Sudano problemų. Taip pat pabaigti konfliktus ir pastatyti elementarių ekonomikos pamatų. Daugiausiai plastiko į vandenis patenka per Filipinus. Jie atsakingi už trečdalį visų okeaninių plastiko atliekų žemėje. Dauguma šiukšlių į vandenyną patenka per į jį sutenkančias upes. Filipiniečiai turi įsisenėjusi įprotį pirkti ir naudoti produktus itin mažomis porcijomis. Todėl plastiko suvartojimas yra švelniai tariant perteklinis. Tai netgi turi pavadinimą – paketėlių ekonomika. Pavyzdžiui, vietoje įprasto šampūno buteliuko dažnas perka vienkartinius paketelius. Vienam rankų plovimui mažas pakelis skysto muilo, arba dantų pasta keliems išsivalymams, arba maisto produktai, pavyzdžiui, vienas kiaušinis plastikinėje pakuotėje, nes taip tiesiog pigiau. O didelės korporacijos tuo naudojasi ir šią praktiką skatina bei plėtoja. Plastikas atsiduria upėse dėl to, kad gyventojai paprasčiausiai neturi kur jų išmesti. Daug miestų ir rajonų tiesiog neturi veiksmingos atliekų surinkimo infrastruktūros. Arba vieta, kur jomis būtų galima atsikratyti, yra itin toli nuo filipiniečių gyvenamosios vietos. Net jei šiukšlės išmetamos tinkamai, jos vis vien į upes neretai patenka per potvinius. Šiukšlinti Filipinuose įprasta, tame bėdos nemato nei daugelis gyventojų, nei didelės įmonės. Ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi per daug jūsų nesušlykštinau ir jums buvo įdomu. O gal šią temą turite istorijų iš savo kelionių? Pasidalinkite komentaruose. Iki kito karto.